1943 m. vasario 2 dieną pažymėjo vieną iš niūriausių Antrojo pasaulinio karo momentų – Vokiečių 6-ojo armijos pasidavimas Stalingrade. Šis epizodas, kuris nulėmė ašies pralaimėjimą rytų fronte, ne tik simbolizavo nacistinės karo mašinos žlugimą regione, bet ir tapo brutalaus likimo pradžia sučiuptiems vokiečių kariams. Prieš pasiduodami šie vyrai jau buvo išgyvenę pragarą. Badas, žvarbus šaltis ir išsekimas po kelių mėnesių kovų paliko vokiečių karius ties mirties ribą. Tačiau tai, kas jų laukė sovietų nelaisvėje, pranoko bet kokias įsivaizduojamas kančias. Priverstiniai žygiai per stingdantį Rusijos žiemos speigą. Belaisvių stovyklos, kuriuose mirtingumo rodikliai šoko į neregėtas aukštumas ir daugelį metų trukęs priverstinis darbas nežmoniškomis sąlygomis. Panagrinėsime tamsų likimą 91 000 vokiečių karių sučiuptų Stalingrade. Tai istorija apie kančią, išgyvenimą ir žiauriausias karo pasekmes. Ar tai iš tiesų buvo taip siaubinga, kaip manoma? Ar naciai sulaukė gailestingumo? Stalingradas – mirtinas rytų fronto spąstai. Stalingrado mūšis buvo vienas iš žiauriausių ir lemtingiausių Antrojo pasaulinio karo susirėmimų. Prasidėjusi 1942 m. vasarą, ši kampanija Adolfui Hitleriui reiškė ne tik strateginį, bet ir simbolinį tikslą. Stalingrado užėmimas būtų reiškęs svarbių prekybos kelių ir Kaukazo išteklių kontrolę, taip pat propagandinė pergalė užimant miestą, kuris nešiojo sovietų lyderio vardą. Tačiau tai, kas prasidėjo kaip ambicinga vokiečių puolimo operacija, tapo mirtinais spąstai 6-ajai armijai. Vokiečių strategija, vadovaujama feldmaršalo Friedricho Pauliaus, neįvertino nei sovietų pasipriešinimo gebėjimų, nei atšiaurių Rusijos žiemos sąlygų. Pauliaus buvo užtikrinęs savo vadovybę, kad puolimas vyks sparčiai, pasitikėdamas technologinių ir taktinių savo pajėgų pranašumų. Tačiau vokiečių kariuomenė greitai susidūrė su nuožmiu pasipriešinimu kiekvienoje Stalingrado gatvėje ir pastate. Sovietai, vadovaujami generolo Vasilijaus Čuikovo, taikė artimo mūšio taktiką, žinoma kaip žiurkių karas, kovodami iš arti miesto griuvėsiuose. Tai neutralizavo vokiečių pranašumą artilerijoje ir tankuose, paversdama kiekvieną iškovotą metrą nepakeliamai brangiu. Kol kovos mieste stiprėjo, sovietų aukštoji vadovybė, vadovaujama Stalino ir generolo Georgijaus Žukovo, rengė masinę kontrpuolimo operaciją, žinoma kaip Uranas. 1942 m. lapkričio 19 dieną sovietų pajėgos pradėjo puolimą dviem kryptimis, apsupdamos vokiečių 6-ąją armiją ir jos sąjungininkus mirtiname žiede. Šis kruopščiai suplanuotas manevras įkalino daugiau nei 300 000 karių teritorijoje be priėjimo prie atsargų ir be galimybės pabėgti. Vėliau išslaptinti sovietų archyvai detaliai aprašo, kaip vokiečių vadai, įskaitant Paulių, pakartotinai prašė leidimo atstraukti prieš žiedui visiškai užsidarant. Tačiau Hitleris atmetė šios prašymus, reikalaudamas, kad 6-oji armija laikytųsi bet kokią kainą. Viename iš savo pranešimų Hitleris pareiškė, 6-oji armija liks Stalingrade. Tai nacionalinės garbės klausimas. Apsupties poveikis buvo pražūtingas. Neturėdami prieigos prie maisto, šaudmenų ar tinkamos žiemos aprangos, vokiečių kariai ėmė mirti iš bado, šalčio ir lygų. 1942 ir 1943 m. žiemos metu temperatūra Stalingrade nukrito žemiau 20 laipsnių šalčio, gyvų žmonės užšaldydama jų pozicijose. Vienas iš apsupti išgyvenusių vokiečių belaisvių po daugelio metų pasakojo: mes matėme savo draugus mirštant kiekvieną dieną. Maisto nebuvo, tik skystą sriubą, kuri neužpildė skrandžio. Šaltis buvo nepakeliamas ir daugelis tiesiog atsiguldavo mirti. Tuo metu Luftwaffe bandė aprūpinti 6-ąją armiją oro tilteliu, tačiau ši operacija buvo nepakankama. Iš 600 tonų kasdien reikalingų atsargų pasiekdavo tik nuo 100 iki 150. Be to, vokiečių lėktuvai patyrė intensyvų sovietų priešlėktuvinį apšaudymą, dėl kurio buvo prarasta daug orlaivių ir jų įgulų. Situacija žiede greitai blogėjo. Iki 1943 m. sausio vokiečių kariai buvo priversti valgyti arklius, šunys ir net žiurkės, kad išgyventų.
Moralinis žlugimas ėmė plisti tarp karių. Daugelis jų rašė laiškus savo šeimoms, kurie niekada nebuvo išsiųsti. Šie laiškai, vėliau surinkti sovietų, atskleidžia įkalintų vyrų psichologinę būklę. Vienas iš jų rašė: "Brangi mama, jei tu skaitai šį laišką, greičiausiai aš jau miręs. Mes esame apsupti ir nėra jokios vilties pagalbai. Aš esu pavargęs, alkanas ir sušalęs, bet stengiuosi išlikti stiprus dėl tavęs." Galiausiai 1943 m. vasario 2 d. Friedrichas Pauliaus kelios dienos prieš tai paaukštintas į feldmaršalus, kad Hitleris jį atkalbėtų nuo pasidavimo, pasidavė kartu su likusia 6-osios armijos dalimi. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai tokio rango vokiečių karininkas pasidavė, pažymėdamas karo lūžio tašką. Iš 300 000 apsuptų karių daugiau nei pusė buvo žuvę, o apie 91 000 pateko į nelaisvę. Šio pasidavimo psichologinis poveikis buvo gilus tiek vokiečių kariams, tiek nacistiniai karo mašinai. Kovotojams pasidavimas reiškė susidurti su nežinomu likimu sovietų rankose. Daugelis bijojo, kad jis bus dar blogesnis nei mirtis. Nacistiniam režimui Stalingradas buvo pražūtingas smūgis kariuomenės moralui ir nepažeidžiamumo įvaizdžiui. Sovietų pusėje pergalė Stalingrade buvo švenčiama kaip karo lūžio taškas. Jį pažymėjo serijos puolimų pradžia, kurie palaipsniui stums ašies pajėgas atgal Vokietijos link. Tačiau vokiečių belaisvėms pasidavimas buvo tik naujo pragaro pradžia. Jų laukė dar tamsesnis likimas, pažymėtas nesibaigiančiais žygiais, badu, lygomis ir priverstiniu darbu. Stalingradas buvo ne tik karinis pralaimėjimas, bet ir įrodymas, kaip karas gali sunaikinti ne tik kūnus, bet ir dvasias. Tai, kas prasidėjo kaip strateginė puolimo operacija, baigėsi mirtinai spąsti 6-ajai armijai, epizodu, kuris liks įrašytas kaip vienas tamsiausių Antrojo pasaulinio karo skyrių. Kankinimų pradžia – mirties žygiai Rusijos žiemą. Pasidavimas Stalingrade pažymėjo dar negailestingesnio kankinimo pradžią vokiečių kariams, patekusiems į nelaisvę. Visiškai subyrėjus 6-ajai armijai, sovietų pajėgos pradėjo belaisvių perkelimą į darbo stovyklas Sovietų sąjungos gilumoje. Šie žygiai, vykdyti per pačią Rusijos žiemą, tapo neįsivaizduojamo kančios scenarijumi, kur šaltis, badas ir išsekimas atnešė pražūtingas pasekmes. Nuo pat pasidavimo momento belaisviai buvo atimti bet kokios asmeninės priemonės, galinčios padėti išgyventi šaltį. Batai buvo pakeisti netinkamų apavų arba tiesiog konfiskuoti, todėl daugelis buvo priversti eiti basi per ledinį sniegą. Maistas praktiškai neegzistavo, o vanduo, jei ir būdavo duodamas, dažniausiai būdavo iš užterštų šaltinių arba skubiai surinkto ištirpinto sniego. Išslaptinti sovietų archyvai mini, kad šios sąlygos nebuvo atsitiktinės. Jos buvo sąmoningai suplanuotos kaip bausmė belaisvėms ir siekis palaužti jų fizinę ir psichologinę ištvermę. Žygių metu temperatūra dažnai siekdavo 20 laipsnių šalčio. Esant tokioms ekstremalioms sąlygoms, belaisviai eidavo valandas be poilsio, per dieną įveikdami 10 kilometrų. Tie, kurie nebesugebėdavo eiti, buvo mušami arba nušaunami vietoje. Vienas išgyvenęs savo atsiminimuose rašė: "Žinojome, kad sustoti reiškia mirti." Kai kurie iš nuovargio krisdavo, o sargybiniai juos tiesiog palikdavo negyvus ar agonijoje. Mes negalėjome jiems padėti. Per šiuos žygius vokiečių kariai kovojo ne tik su oru, bet ir su žiauriu kai kurių sovietų kareivių elgesiu. Nors buvo įsakyta išlaikyti belaisvius gyvus vėlesniam priverstiniam darbui, sargybiniai dažnai elgėsi žiauriai, dalinai kaip kerštas už nacistų nusikaltimus sovietų teritorijoje. Viename po karo perimtame dokumente minima, kaip kai kurie belaisviai buvo verčiami nešti sunkų inventorių žygiuojant, kas dar labiau spartino jų fizinį išsekimą. Badas greitai tapo vienu pagrindiniu belaisvių budeliu. Daviniai jie ir buvo sudarę mažas pasenusios duonos porcijas arba vandeningas sriubas, visiškai nepakankamas silpniems vyrams. Kai kurie bandė išgyventi valgydami šaknis ar medienos gabalus, kiti nuo bado mirė tiesiog žygio metu. Viename vėliau vokiečių tyrėjų užfiksuotame liudijime belaisvis pasakojo: "Būdavo dienų, kai sapnuodavome maistą. Būtų tikė bet kas mėsos gabalėlis, duonos riekelė. Tačiau turėjome tik sniegą ir tuštumą." Nepaisant ekstremalių sąlygų, sovietai šiuos žygius naudojo ne tik kaip transporto priemonę, bet ir kaip psichologinio valdymo įrankį. Belaisvių nužmoginimas buvo akivaizdus kiekviename žingsnyje.
Grupės buvo nuolat skaičiuojamos ir perorganizuojamos, dažnai be įspėjimo, sukeliant nuolatinį nesaugumo ir įtampos jausmą. Daug belaisvių žygių chaose neteko savo draugų, išsiskyrimai dažnai buvo galutiniai. Kai kuriems belaisviams kelionė baigdavosi dar nepasiekus stovyklų. Vienas sovietų karinis archyvas atskleidžia, kad iš 91 tūkstančio Stalingrade suimtų karių tūkstančiai mirė žygių metu. Netektys buvo tokios gausios, kad keliai, kuriais jie ėjo, buvo paženklinti sušalusių kūnų, tylušių sąlygų žiaurumo liudijimas. Vis dėlto ne visi sovietų kareiviai laikėsi tokio požiūrio. Kai kurie sargybiniai, suvokdami žygių žiaurumą, leisdavo trumpus poilsius ar pasidalydavo mažomis savo davinių porcijomis su belaisviais. Šie gestai, nors ir reti, minimi kai kuriuose liudijimuose kaip šviesos spindulys žiaurumo apsuptyje. Vienas vokiečių belaisvis po metų prisiminė, sargybinis man davė duonos gabalėlį, kai pamatė, kad nebegaliu eiti. Niekada nepamiršiu to gesto, tikriausiai jis išgelbėjo man gyvybę. Artėjant prie galutinio tikslo, išsekimas ir lygos tapo dar pavojingesni. Dizenterija, plaučių uždegimas ir šiltinė greitai plito tarp nusilpusių vyrų, neturinčių jokios medicininės pagalbos. Kai kurie belaisviai tiesiog pasidavė mirčiai, o kiti desperatiškai kovojo už gyvybę. Išslaptinti sovietų archyvai mini, kad kai kuriais atvejais karo gydytojai bandė suteikti pagrindinę pagalbą, tačiau ištekliai buvo riboti, o prioritetas teiktas sovietų kariams. Atvykę į stovyklas žygius išgyvenę, belaisviai buvo neatpažįstami. Ilgos savaičių kančios jaunus ir stiprius vyrus pavertė jų pačių šešėliais. Mirtingumas liko aukštas net ir po atvykimo, nes stovyklų sąlygos nesuteikė reikšmingo palengvėjimo. Mirties žygiai buvo tik įžanga į kančias, kurios truks dar daugelį metų. Šių žygių vaizdai ir liudijimai išlieka kaip karo žiaurumo ir žmogaus kainos priminimas. Vokiečių kariai įstrigę situacijoje, kur išgyvenimas atrodė neįmanomas, susidūrė ne tik su Rusijos žiemos žiaurumu, bet ir su karo, kuris neparodė gailestingumo nugalėtiesiems pasekmėmis. Nevilties stovyklos, sovietų karo belaisvių sistema. Sovietų karo belaisvių stovyklos tapo dar tamsesnių likimų Stalingrade suimtiems vokiečių kariams. Išsibarsčiusios per visą milžinišką Sovietų sąjungos teritoriją, nuo ledinių Sibiro regionų iki sausų vidurinės Azijos kraštovaizdžių, šios stovyklos virto kraštutinio kentėjimo ir alinamo darbo vietomis. Šeštosios armijos kariams atvykimas į šias stovyklas po varginančių mirties žygių nežymėjo kančių pabaigos. Tai buvo naujos neįsivaizduojamų negandų kupinos stadijos pradžia. Sovietų karo belaisvių sistema buvo sukurta daugiausia tam, kad išnaudotų belaisvius kaip darbo jėga šalies atstatymui. Po vokiečių invazijos sukeltos griūties būtinybė atstatyti miestus, gamyklas ir infrastruktūrą buvo skubiai. Belaisviai laikyti liaudies priešais buvo siunčiami į stovyklas, kur jų gerovė nebuvo svarbi, pirmenybė teikta produktyvumo maksimizavimui. Išslaptinti veidai, Sovietų saugumo agentūros atsakingos už stovyklų administravimą, archyvai išsamiai aprašo, kaip belaisviai buvo paskirstomi pagal vietinius ekonominius poreikius. Sąlygos šiose stovyklose buvo baisios. Belaisviai gyveno laikinose barakuose, dažnai be šildymo ir su menka apsauga nuo oro sąlygų. Sibire, kur temperatūra galėjo nukristi žemiau 40 laipsnių šalčio, tinkamos aprangos stoka dar labiau stiprino jų kančias. Maisto daviniai buvo minimalūs, dažniausiai tik pasenusi duona ir skystą sriubą. Vieno Novosibirsko srities stovyklos administracijos dokumente nurodoma, kad kiekvienam belaisviui per dieną teko mažiau nei 1000 kalorijų, visiškai nepakankamai žmonėms dirbantiems iki 12 valandų per parą. Priverstinis darbas buvo visų stovyklų kasdienybė. Belaisviai buvo naudojami įvairiuose darbuose, nuo tiltų ir pastatų atstatymo iki mineralų kasybos. Miškinguose regionuose daugelis buvo paskirti medžių kirtimui, itin sunkiam darbui, ypač žiemą. Vieno belaisvio, dirbusio geležinkelio linijos statyboje, liudijime rašoma, darbas niekada nesustojo, nepaisant šalčio ar mūsų būklės. Įrankiai buvo primityvūs, o kiekvienas kastuvo smūgis primindavo, kad esame vieni likimo valiai palikti. Ligos greitai plito stovyklose. Prasta mityba ir nehigieniškos sąlygos silpnino belaisvius, padarydamos juos pažeidžiamus tokioms infekcijoms kaip dizenterija, šiltinė ir tuberkuliozė. EAVD archyvai rodo, kad kai kuriuose stovyklose mirtingumas viršijo 50
procentų per pirmosius mėnesius. Tinkamos medicinos pagalbos stoka reiškia, kad sunkiai susirgusieji dažnai buvo paliekami mirti, nes nebebuvo pajėgus atlikti darbo normų. Nepaisant šių kraštutinių sąlygų, kai kurie belaisviai išgyveno dėka tarpusavio palaikymo tinklų. Jie formavo mažas bendruomenės stovyklų viduje, dalindamiesi maistu ir saugodami vieni kitus nuo sargybinių smurto. Šie tinklai buvo gyvybiškai svarbus vilties išlaikymui aplinkoje, kur mirtis buvo nuolatinė grėsmė. Vienas vokiečių belaisvis prisiminė, kaip stovykloje netoli Maskvos grupė draugų budėdavo pakaitomis, kol kiti miegodavo, užtikrindami, kad niekas nenumirtų nuo hipotermijos naktį. Belaisviams paskirti darbų tipai skiriasi priklausomai nuo regiono ir vietos poreikių. Miestuose, sunaikintose vokiečių bombardavimų, pavyzdžiui Stalingrade ir Leningrade, belaisviai buvo naudojami griuvėsių valymui ir pastatų atstatymui. Kaimo vietovėse daugelis dirbo kolūkiuose, kur jų darbas buvo būtinas maisto tiekimo užtikrinimui. Kai kuriais atvejais belaisviai buvo paskiriami į didelės apimties infrastruktūros projektus, užtvankų ir geležinkelių statybas. Viename sovietų archyve rašoma, kaip grupė vokiečių belaisvių dalyvavo hidroelektrinės statyboje prie Volgos upės. Projektas reikalavęs alinančio darbo ir pareikalavęs 10 jų gyvybių. Pabėgimo bandymai buvo reti dėl didelių atstumų ir nepalankių sąlygų aplink stovyklas. Tačiau kai kurie belaisviai, trokšdami laisvės, rizikavo viskuo bandydami pabėgti. EAVD archyvuose minimi keli pabėgimų atvejai, nors tik nedaugelis buvo sėkmingi. Viename 1945 metų incidente grupė iš 5 belaisvių pabandė pabėgti iš stovyklos Sibire, bet po kelių dienų buvo sučiupti. Reprizijos buvo žiaurios, jos turėjo būti įspėjimas kitiems. Stovyklų administracija nuolat susidurdavo su logistinėmis problemomis. Ištekliai buvo riboti, o konfliktai tarp poreikio išlaikyti belaisvius gyvus ir reikalavimo maksimizuoti jų produktyvumą buvo dažni. Vienoje vidinėje EAVD ataskaitoje pažymima, kad kai kuriuose stovyklose žiemos mėnesiais darbo normos buvo sąmoningai sumažinamos, siekiant išvengti staigaus mirčių skaičiaus augimo, tuo tarpu kitose prioritetas buvo skiriamas ekonominiams tikslams bet kokia kaina. Karo pabaigoje daugelis Stalingrado belaisvių buvo mirę stovyklose. Iš 91 1943 metų vasarį suimtų karių tik 6 000 išgyveno ir po metų grįžo į Vokietiją. Toks mažas išgyvenimo rodiklis atspindi ne tik ekstremalias stovyklų sąlygas, bet ir sovietų politikos poveikį karo belaisviams. Sovietų belaisvių stovyklos ne tik buvo priverstinio darbo vietos, bet ir tyliojo pasipriešinimo ir kovos už išlikimą erdvės. Tiems, kuriems pavyko išgyventi šios nelaisvės metus, fizinės ir emocinės žaizdos išliko kaip nuolatinis karo kainos ir sistemos žiaurumo priminimas. Tarp bado ir šalčio išlikimo istorijos. Išgyvenimas sovietų karo belaisvių stovyklose buvo nuolatinė kova su badu, šalčiu ir neviltimi. Stalingrade suimtiems vokiečių kariams norint išlikti gyviems ekstremaliomis sąlygomis reikėjo fizinės ištvermės, išradingumo ir, svarbiausia, tarpusavio pagalbos tarp draugų. Šios išlikimo istorijos, nors ir paženklintos kančiomis, atskleidžia žmogaus dvasios stiprybę pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis. Badas buvo negailestingiausias priešas. Sovietų sargybinių tiekiami daviniai buvo minimalūs, skirti tik tam, kad belaisviai išliktų darbingi. Duona, pagrindinis maisto šaltinis, dažnai buvo prastos kokybės ir sumaišyta su pjuveenomis, kad padidėtų jos tūris. Sriubos, verdamos iš vandens su nedideliais kopūstų ar bulvių gabalėliais, turėjo menką maistinę vertę. Kai kuriuose stovyklose maistas buvo skirstomas pagal belaisvių produktyvumą, todėl nuolat kilo konkurencija dėl darbo normų įvykdymo. Viename EAVD archyve ši politika apibūdinama kaip skatinimo priemonė belaisviams, nors praktiškai ji tik dar labiau silpnino pačius pažeidžiamiausius. Šių sąlygų akivaizdoje daugelis ieškojo kūrybiškų būdų papildomam maistui gauti. Kai kurie belaisviai gaudė žiurkės arba rinko šaknis ir žolelės aplink stovyklą. Viename po karo vokiečių tyrėjų užfiksuotame liudijime pasakojama, kaip grupė belaisvių sugavo varnų nutūpusių šalia barako. Nors grėsė griežtos bausmės, tokie išradingumo momentai dažnai reiškia skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
Didelis šaltis buvo dar vienas nuolatinis iššūkis. Stovyklose, esančiose Sibire ir kituose atšiauraus klimato regionuose, temperatūra reguliariai nukrisdavo žemiau 30 laipsnių šalčio. Belaisviai vilkėję su dėvėtais uniformų likučiais, kurios nebuvo pritaikytos tokiam klimatui, improvizavo papildomą aprangą naudodami jutinius maišus arba audinius skiautės rastas aplinkoje. Batai buvo itin vertingi, o neturintieji jų vyniodavo kojas į skudurus. Tai menkiai saugojo nuo nušalimo. Naktimis pavojus dar padidėdavo, nes prastai pastatyti barakai neizoliuodavo šilumos. Daugelis belaisvių miegodavo susiglaudę, kad išlaikytų šilumą. Kai kuriais atvejais stipresni belaisviai budėdavo, kad įsitikintų, jog jų draugai nenumiršta nuo hipotermijos. Vienas išgyvenęs pasakojo po daugelio metų: mes rūpinomės vieni kitais. Jei kas nors nustojo judėti ar kvėpuoti, įpurtydavome, kad tik nepasiduotų šalčiui. Tai buvo vienintelis dalykas, ką galėjome padaryti. Solidarumas tarp belaisvių buvo lemiamas išgyvenimo veiksnys. Aplinkoje, kur nužmoginimas buvo norma, mažos paramos bendruomenės suteikdavo atokvėpį nuo kasdienio žiaurumo. Pasidalymas duonos gabalėlių, antklodės dalinimasis ar tiesiog padrasnimo žodžiai padėdavo palaikyti viltį. Šie tinklai buvo ne tik spontaniški, bet kartais ir organizuoti. Vienoje stovykloje, netoli Maskvos, belaisviai sukūrė neformalų sistemą, pagal kurią rotuodavo sunkiausius darbus, kad silpnesnieji galėtų atsigauti. Nors priverstinis darbas buvo alinantis, jis kartais suteikdavo galimybių padidinti išgyvenimo šansus. Kai kurie belaisviai, dirbę už stovyklos ribų, sugebėdavo surinkti šiek tiek maisto ar medžiagų, kurias vėliau galėdavo išmainyti. Viename sovietų archyve minima, kad kai kuriais atvejais sargybiniai į tai žiūrėdavo pro pirštus, suvokdami, kad išsekę belaisviai tampa mažiau produktyvūs. Vis dėlto rizika būti pagautam visada išlikdavo, o pasekmės galėjo būti mirtinos. Ligos buvo dar viena nuolatinė kliūtis. Prasta mityba silpnino imuninę sistemą, todėl net įprastos infekcijos tapdavo mirties nuosprendžiu. Dizenterija, plaučių uždegimas ir šiltinė greitai plisdavo perpildytuose ir prastai vėdinamuose barakuose. Neturėdami tinkamos medicinos pagalbos, belaisviai rėmėsi liaudiškais metodais į tarpusavio globą. Vienas belaisvis prisiminė, kaip grupė draugų naudojo ištirpintą sniegą žaizdoms plauti, veiksmas, kuris tikriausiai išgelbėjo jam gyvybę. Kelerių metų nelaisvės psichologinis poveikis buvo gilus. Nežinomybė dėl ateities, draugų netektis ir nuolatinės negandos daugelį privedė prie psichologinio žlugimo ribos. Kai kurie belaisviai ramybės ieškojo religijoje, slapta organizuodami pamaldas barakuose. Kiti rašė, naudodami anglies gabalėlius mintims užrašyti ant sienų ar medžio plokščių. Viename archyve, rastame stovykloje prie Kazanės, aptikta keletas belaisvių parašytų eilėraščių. Vieni išreiškė viltį, kiti gilią neviltį. Tačiau ne visi įveikė nelaisvės išbandymus. Kai kuriuose stovyklose mirtingumas žiemos metu viršijo 50%. Tiems, kuriems pavyko išgyventi, fizinės ir emocinės žaizdos liko visam gyvenimui. Vienas išgyvenęs prisipažino, kad net po 10 metų grįžęs į Vokietiją vis dar sapnuodavo košmarus apie stovyklos dienas. Savo sapnuose aš vis ieškau maisto arba bandau pabėgti nuo šalčio. Aš niekada negaliu pamiršti to, ką ten patyrėme. Nepaisant visko, šios išgyvenimo istorijos išryškina žmogaus atsparumo galią. Bado, šalčio ir nežmoniškų sąlygų akivaizdoje, karo belaisviai sugebėjo rasti būdų, kaip priešintis ir išsaugoti savo žmogiškumą. Jų patirtys ne tik atskleidžia sovietinių stovyklų žiaurumą, bet ir žmogaus gebėjimą prisitaikyti ir išgyventi net pačiuose tamsiausiuose scenarijuose. Teisingumas ar kerštas – vokiečių karininkų likimas. Aukšto rango 6-osios armijos vokiečių karininkai suimti Stalingrade susidūrė su visiškai kitokiu likimu nei paprasti kariai. Kol dauguma belaisvių buvo siunčiami į priverstinio darbo stovyklas, karininkai buvo greitai atskirti ir pateko į kruopščiai suplanuoto elgesio režimą. Sovietų sąjungai šie vyrai buvo ne tik ašies karinės strategijos vykdytojai, bet ir simboliai režimo, kurį Maskva siekė diskredituoti ir viešai apkaltinti karo baisumais. Klausinėjimai prasidėjo beveik iš karto po pasidavimo. Karininkai buvo perkelti į izoliuotas patalpas, kur specialūs veidai ir Raudonosios armijos skyriai vykdė intensyvius tardymus.
Išslaptinti sovietų archyvai rodo, kad tikslas buvo ne vien karinės informacijos gavimas, bet ir propagandinės bylos prieš nacių režimą kūrimas. Friedrichas Pauliaus šeštosios armijos vadas ir pirmasis istorijoje vokiečių feldmaršalas, pasidavęs priešui, tapo pagrindiniu šių pastangų taikiniu. Pauliaus suimtas 1943 m. vasario 2 dieną buvo nuvežtas į slaptą vietą, kur susidūrė su tardymų serija, kurios tikslas buvo ne tik išgauti informaciją, bet ir įtikinti jį bendradarbiauti su sovietais. Jo pareiškimų stenogramos rodo, kaip sovietai spaudė jį viešai pasmerkti Hitlerį ir nacistinį režimą. Pažadėjus geresnės gyvenimo sąlygas ir garantavus, kad jis nebus nubaustas mirtimi, Pauliaus galiausiai sutiko. Vėliau jo liudijimai tapo svarbių įrankių Niurnbergo teismuose ir sovietinėje propagandoje, kurioje jis kaltino režimą, kuriam anksčiau tarnavo. Ne visi suimti karininkai buvo traktuojami vienodai. Tie, kurie buvo laikomi atsakingais už karo nusikaltimus, buvo teisiami trumpuose teismuose, dažnai vykusiuose tose pačiose vietose, kur buvo įvykdyti nusikaltimai. Vienas ryškiausių pavyzdžių – teismas Stalingrade netrukus po pasidavimo, kur keli vokiečių karininkai buvo nubausti mirtimi už dalyvavimą miesto naikinime ir civilių gyventojų prievartavimą. Viešos egzekucijos turėjo būti aiškus signalas tiek belaisviams, tiek sovietų visuomeniai. Egzekucijos ne visada buvo įvykdomos nedelsiant. Kai kuriais atvejais karininkai būdavo laikomi kelis mėnesius ar net metus prieš teismą. Sovietai naudodavo šį laiką papildomiems įrodymams rinkti ir užtikrinti, kad teismai pasiektų norimą propagandinį efektą. Viename EVD archyve minima, kaip eilinių karių liudijimai buvo naudojami karininkams apkaltinti, taip sukuriant vieningą kaltės naratyvą pateisinantį bausmes. Tarp suimtų karininkų buvo ir tokių, kuriuos sovietų režimas laikė naudingų savo tikslams. Kai kurie buvo atrinkti dalyvauti ideologinio perauklėjimo programuose, kuriuose jiems buvo dėstomi komunizmo principai, tikintis juos paversti sąjungininkais. Nors dauguma atmetė šias iniciatyvas, kai kurie, kaip generolas Valteris von Seidlidzas-Kurzbatas, sutiko bendradarbiauti su sovietais. Seidlidzas, vadovavęs šeštosios armijos korpusui Stalingrade, tapo Vokiečių karininkų lygos organizacijos sukurtos sovietų siekiant skatinti pasipriešinimą nacistiniam režimui tarp karo belaisvių lyderių. Vis dėlto ne visi karininkai buvo teisiami ar naudojami propagandai. Kai kurie tiesiog pradingo sovietų darbo stovyklų sistemoje, kur susidūrė su tokiamis pačiomis žiauriomis sąlygomis kaip ir eiliniai kariai. Vienoje vidinėje EVD ataskaitoje pažymima, kad kai kuriuose vietovėse vietos valdžia nesiskiria belaisvių pagal rangą, todėl karininkams būdavo paskiriami sunkūs darbai nepriklausomai nuo jų padėties. Dėl to kai kurie aukšto rango karininkai mirė anonimiškai, toli nuo propagandinių teismų ir dėmesio. Karininkų kalinimo sąlygos labai skyrėsi priklausomai nuo jų strateginės ar propagandinės reikšmės. Aukščiausio rango karininkai, kaip Pauliaus, buvo apgyvendinti palyginti patogiuose patalpose, kur jiems buvo tiekiamas tinkamas maistas, suteikiama prieiga prie knygų ir ruošimo priemonių. Priešingai žemesnio rango karininkai dažnai buvo traktuojami griežtai, kentė badą, šaltį ir lygas tokiomis pat sąlygomis kaip ir eiliniai kariai. Suimtų vokiečių karininkų teismai taip pat buvo naudojami sovietinės karo naratyvo konsolidavimai. Šių procesų metu nacistinio režimo nusikaltimai buvo vaizduojami kaip barbariški veiksmai priešinami sovietų teisingumo ir žmogiškumo idealams. Vis dėlto riba tarp teisingumo ir keršto buvo neryški. Viešos egzekucijos ir nuosprendžiai priverstiniam darbui siekė ne tik nubausti kaltuosius, bet ir sustiprinti sovietų kontrolę karo pasakojime. Viena prieštaringiausių temų buvo tai, kaip karininkų sprendimai nelaisvėje paveikė jų gyvenimą po karo. Tie, kurie bendradarbiavo su sovietais kaip Pauliaus, grįžę į Vokietiją susidūrė su tautiečių atmetimu. Pauliaus atveju bendradarbiavimas pavertė jį atstumtuoju vakarų Vokietijoje. Nors rytų Vokietijoje jis buvo sutiktas su tam tikra simpatija ir praleido ten paskutinius savo gyvenimo metus. Tuo tarpu karininkai atsisakė bendradarbiauti arba išlaisvinti tik po daugelio metų, susidūrė su sunkumais reintegruojantis į visuomenę. Daugelis grįžo su rimtomis sveikatos problemomis ir giliais nuoskaudomis sovietų režimui.
Šie vyrai, kadaise vadovavę kariuomenės daliniams, po karo kovojo dėl vietos padalintoje ir besikūrenčioje Vokietijoje. Suimtų Stalingrade vokiečių karininkų likimas atskleidžia teisingumo sudėtingumą karo laikotarpiu. Nors kai kurie jų buvo atsakingi už siaubingus nusikaltimus, kiti tiesiog vykdė įsakymus konflikte, kuris neturėjo gailesčio pralaimėjusiesiems. Sovietų teismai, egzekucijos ir propagandinės kampanijos ne tik nubaudė šeštosios armijos vadus, bet ir paliko sunkiai atsakomų klausimų apie ribą tarp teisingumo ir keršto totalinio karo sąlygomis. Paskutinieji išlikusieji – mažas išgyvenusiųjų skaičius tarp suimtųjų. 1943 m. žiemą, po Stalingrado žlugimo, Raudonoji armija paėmė į nelaisvę daugiau nei 91 000 vokiečių karių. Iš jų tik maždaug 6 000 sugebėjo grįžti į Vokietiją karo pabaigoje. Šio likimo žiaurumas yra niūrus pralaimėjimo pasekmių ir kraštutinių sąlygų sovietų karo belaisvių stovyklose liudijimas. Nepaisant didžiulių nuostolių, karo belaisvių išgyvenamumo rodiklis Stalingrade buvo neįprastai žemas, o tai kelia klausimus apie specifines sąlygas, lėmusias tokį aukštą mirtingumą. Analizuojant šio aukšto mirtingumo priežastis, būtina atsižvelgti į keletą pagrindinių veiksnių – maisto trūkumą, lygas kraštutinį fizinį išsekimą ir žiaurų elgesį. Badas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl daugelis belaisvių neišgyveno. Po žiaurių mūšių belaisviai buvo laikomi apgailėtinomis sąlygomis. Maisto beveik nebuvo, o jau nusilpę kariai buvo verčiami laikytis minimalios dietos, kuri negalėjo išlaikyti jų išsekusių kūnų. Nepakankama mityba, derinama su negailestingu Rusijos žiemos šalčiu, greitai privedė jų organizmus prie ligų, infekcijų ir išsekimo. Žiaurus ir nužmoginantis sovietų sargybinių elgesys taip pat turėjo lemiamos reikšmės mirtingumui. Sovietų politika belaisvių atžvilgių buvo aiškiai, jokio gailesčio ar užuojautos. Stalino režimo propaganda vokiečių karius vaizdavo kaip įsibrovėlius ir sovietų tautos priešus. Todėl belaisviai buvo traktuojami ne tik kaip pralaimėję kariai, bet ir kaip karo nusikaltėliai. Daugelis buvo verčiami dirbti priverstinius darbus kraštutinėmis sąlygomis, o kiti be jokios priežasties patyrė griežtas bausmes. Mušimai, darbas nehigieniškomis sąlygomis ir greitos egzekucijos buvo įprastos praktikos, dar labiau didinusios mirtingumą. Medicininės pagalbos stoka taip pat buvo pražūtingas veiksnys. Karo metu vokiečių karo belaisviai negavo būtinos pagalbos dėl žaizdų ar ligų. Žiaurus šaltis, vaistų trūkumas ir suirusios infrastruktūros sąlygomis net menkiausios žaizdos greitai užsikrėsdavo, o šiltinė, dizenterija ir skorbutas nusinešė daugybę gyvybių. Laikinieji karo ligoninių punktai buvo perpildyti ir negalėjo susidoroti su ligonių ir sužeistųjų skaičiumi. O tai dar labiau paaštrino padėtį. Lyginant mirtingumo rodiklius Stalingrade su kitų karo kampanijų belaisviais, išryškėja ryškūs skirtumai. Nors sąlygos belaisviams kituose konfliktuose, kaip Pirmasis pasaulinis karas ar Antrasis pasaulinis karas kituose frontuose, taip pat buvo siaubingos, tik nedaugelis scenarijų prilygo brutalumui, kurį patyrė vokiečių belaisviai Stalingrade. Kitose rytų fronto vietose ar vakarų Europoje dalis belaisvių išgyveno, tačiau Stalingradas išsiskyrė tiek dėl pralaimėjimo masto, tiek dėl griežtos keršto politikos. Išslaptinti to meto dokumentai atskleidžia, kad požiūris į Stalingrado belaisvių sovietams buvo keršto pavyzdys. Pirmomis savaitėmis po jų suėmimo belaisviai buvo perkelti į koncentracijos stovyklą Sibire, kur gyvenimo sąlygos buvo itin sunkios. Temperatūra žiemą smarkiai nukrisdavo, o perkrautos patalpos vis labiau blogino padėtį. Išgyvenusiųjų pasakojimai liudija nepakeliamas sąlygas, su mumis elgėsi kaip su gyvuliais, niekas nelaikė mūsų žmonėmis, sakė vienas iš jų, prisimindamas begalinės darbo valandas, alinančias žygius ir maisto stygių. Palyginimas su kitais panašiose situacijose buvusiais karo belaisviais taip pat parodo esminius skirtumus. Vakarų fronte, pavyzdžiui, daug vokiečių belaisvių buvo traktuojami žmoniškiau ir laikomi geresnėmis sąlygomis. Nors ir čia pasitaikė piktnaudžiavimų, bendra politika belaisvių atžvilgių sąjungininkų pusėje buvo švelnesnė, todėl išgyvenamumas buvo didesnis. Tačiau net ir tie, kuriems pavyko išgyventi sovietų nelaisvę, dažnai grįžo su giliais psichologiniais ir fiziniais randais, kurie juos lydėjo visą gyvenimą. Žemas Stalingrado belaisvių išgyvenimo rodiklis tapo istorikų tyrimų objektu.
Kai kurie tvirtina, kad sovietų keršto politika lėmė ne tik stovyklų sąlygas, bet ir buvo pagrįsta režimo propagandoje skelbiama revoliucinio teisingumo idėja. Vokiečių karių suėmimas buvo suprantamas kaip kerštas už nacistinės okupacijos metus ir sovietų tautos patirtus siaubus. Tai buvo ne tik karo klausimas, bet ir atpildo už okupacijos žiaurumus reikalas. Tokioje aplinkoje skaičiai kalba patys už save. Iš 91 tūkstančio suimtų karo belaisvių tik 6 tūkstančiai grįžo į Vokietiją. Klausimas, kuris vis dar diskutuojamas, yra ar šios netektys buvo neišvengiamos, ar galėjo būti išvengtos esant kitokioms aplinkybėms. Galbūt keršto politika ir negailestinga Rusijos žiema pasmerkė belaisvius žiauriam likimui. Šie įvykiai liudija ne tik apie pasidavusiųjų neviltį, bet ir apie nesustabdomą žmogiškųjų nuostolių kainą, kurie sukelia karas. Tų vyrų istorija, kurie buvo paaukoti karo žiaurumams, vis dar skamba šiandien ir palieka neišdildomą pėdsaką kolektyvinėje atmintyje tų, kurie prisimena praeities siaubus. Ilgas laukimas, išlaisvinimas ir repatriacija. Karo belaisvių vokiečių išlaisvinimo procesas po Antrojo pasaulinio karo buvo ilgas ir sudėtingas. Nuo 1949 metų iki 50-ojo dešimtmečio pradžios tūkstančiai Stalingrade suimtų karių pradėjo būti paleidžiami, nors daugelis vis dar liko įkalinti įvairiose Sovietų sąjungos stovyklose. Repatriacija tapo vienu iš sudėtingiausių uždavinių tiek Vokietijos, tiek Sovietų sąjungos valdžiai, nes belaisvių būklė ir pokario kontekstas trukdė bet kokioms pastangoms sugrąžinti juos į normalų gyvenimą. Iš pradžių belaisvių paleidimas vyko labai lėtai. Europos atstatymas po karo buvo ilgas procesas, o politinė padėtis tarp Sovietų sąjungos ir vakarų valstybių taip pat apsunkino repatriaciją. Sovietų paleisti belaisviai dažnai buvo transportuojami itin prastomis sąlygomis. Nepaisant išlaisvinimo, grįžusieji į Vokietiją susidūrė su visiškai kitokia realybė nei ta, kurie jie pažinojo prieš patekdami į nelaisvę. Sugrįžę belaisviai dažnai rasdavo savo namus sunaikintus tiek fiziškai, tiek emociškai. Pokario Vokietija buvo padalyta ir nuniokota, o sugrįžę kariai išsekė po metų patirtų kančių, ligų ir bado jautėsi svetimi. Atsiribojimas nuo savo ankstesnių namų ir gimtosios šalies pasikeitimas buvo dar vienas didžiulis iššūkis. Tie, kurie praleido metus sovietų režimo nelaisvėje ir kuriuos dalis tautiečių laikė išdavikais, neretai nebuvo sutikti išskėstomis rankomis. Visuomenėje, kuri kūrė naują nacionalinę tapatybę, belaisviai buvo sutinkami su nepasitikėjimu ir net priešiškumu. Daugelis patyrė savo pačių šeimų nesupratimą, artimieji nesugebėjo suprasti, kokias kančias jie išgyveno nelaisvėje. Karo prisiminimai kartu su belaisvio stigma paliko gilias žymes jų sielose ir kūnuose. Kai kurių išgyvenusiųjų liudijimai atskleidžia gilią žymę, paliktą daugelio metų kentėjimu. Tai buvo tarsi grįžimas iš kito pasaulio, sakė vienas išlaisvintas belaisvis daugiau nei 7 metus praleidęs Sibire. Kai grįžau namo, nieko nepažinau. Tai nebuvo mano šalis, ne mano žmonės. Viskas buvo pernelyg pasikeitę. Toks sumišimo jausmas buvo dažnas tarp sugrįžusiųjų, buvimas belaisvių stovyklose, patirta nužmoginimo patirtis paliko atskirties pojūtį. Ankstesni šeimos ir socialiniai ryšiai jau nebeegzistavo tokiu pavidalu. Daugelis jautėsi kaip svetimi savo pačių šalyje, kuri nors ir siekė atkurti ateitį, jiems atrodė visiškai nepažįstama. Fizinė belaisvių būklė taip pat buvo viena iš skaudžiausių nelaisvės pasekmių. Prasta mityba ir lygos patirtos koncentracijos stovyklose lėmė, kad daugelis išlaisvintųjų nebesugebėjo prisitaikyti prie įprasto gyvenimo. Jų kūnai buvo išsekę, jėgos seko su kiekviena diena, o dvasia jau nebuvo tokia pati. Dažnai jiems buvo sunku rasti darbą ar grįžti į kasdienį gyvenimą, kas dar labiau didino jų izoliaciją. Psichologinės pasekmės taip pat buvo gilios – kalinimo trauma, nuolatinis pažeminimas ir siaubingos patirtys sovietų stovyklose paliko randus, kuriuos daugelis nešiojosi visą gyvenimą. Socialinė stigma, kurią maitino karo naratyvai, taip pat paveikė sugrįžusius. Vokietijoje, siekusioje savo atstatymo, būti karo belaisvių reiškė būti paženklintų. Nacių propaganda ir herojiško vokiečių kareivio įvaizdis, kurį Hitlerio režimas ilgai puoselėjo, nebeatitiko nugalėtusios Vokietijos realybės.
Buvę belaisviai dažnai buvo laikomi žmonėmis, kurie neatliko pareigos, kurie nesugebėjo įvykdyti to, ko iš jų buvo tikimasi. Liudijimai rodo, kad daugelis išlaisvintų belaisvių jautė didžiulį spaudimą greitai integruotis ir palikti praeitį už nugaros, nors tai buvo neįmanoma. Grįžimas į gyvenimą Vokietijoje tapo nuolatinė kova. Šeimos stengėsi atstatyti namus, bet dažnai būdavo suskaldytos dėl pokario politinių įtampų. Sugrįžę belaisviai susidūrė su padalyta Vokietija. Viena jos dalis buvo sovietų įtakoje, kita sąjungininkų okupuota. Išgyvenusiųjų liudijimai liudija apie sunkumus prisitaikyti prie naujos realybės, kurioje daugelis jautėsi visiškai nereikalingi. Praeities aidas – apmąstymai apie Stalingradą ir jo belaisvius. Stalingrado mūšis, vienas iš žiauriausių Antrojo pasaulinio karo susirėmimų, paliko gilias žaizdas tiek vokiečių, tiek sovietų karių sielose. Trečiajam reičiui pralaimėjimas Stalingrade žymėjo nuosmukio pradžią, o Sovietų sąjungai tai tapo pasipriešinimo ir pergalės prieš nacistinį įsibrovėlį simboliu. Tačiau abiejose pusėse žmogiškoji kaina buvo milžiniška. Vokiečių belaisviams karas nesibaigė pasidavimu, daugeliu atveju jis tik prasidėjo. Jų nelaisvės žiaurumas, pažymėtas badu, lygomis ir smurtu, atskleidė nežmoniškas sąlygas, kurias karo belaisviai turėjo ištverti daugelį metų. Belaisvių traktavimas Stalingrade ir kitose sovietų koncentracijos stovyklose išryškina atotrūtį tarp etikos ir karo. Karo teisės aktai, kaip Ženevos konvencija, kuri reglamentuoja žmonišką elgesį su belaisviais, buvo abiejų pusių ne kartą ignoruojami. Stalingrado išgyvenusiųjų liudijimai atskleidžia abejingumą žmogaus gyvybei, kuris atrodo būdingas to laikmečio konfliktams. Išslaptinti sovietų archyvai vėliau parodė, kad valdžia ne tik paliko belaisvius likimo valiai, bet ir sąmoningai palaikė nežmoniškas stovyklų sąlygas. Stalingrado poveikis tebejaučiamas iki šiol, nes šio mūšio atmintis išlieka tragedijos ir žmogiškojo atsparumo simboliu. Istorinės pamokos apie belaisvių traktavimą ir etiką karo metu skamba aktualiai ir šiandien, kai vis dar svarstoma žmogaus teisių paisymas šiuolaikinių karinių įtampų kontekste. Nors praeities neįmanoma pakeisti, apmąstymai apie šiuos įvykius išlieka būtini, siekiant užkirsti kelią tokių siaubų pasikartojimai.